Įsirengiau buto terasoje sodelį, pasidinau agurkus, pomidorus, neaišku ką, pomidorus, agurkus. Ir dabar reikia nuspręsti, kaip juos laistyti. Kažkada iš AliExpreso jau buvau užsisakęs tokius drėgvės matuoklius. Galim pamatyti, kaip jie veikia. Aš nusprendžiau šitos dalies nenaudoti, paimti taip patį daviklį. Taigi pradžioje reikia prijungti testerį ir pamatuoti iš vis kokia varža sausos žemės ir šlapios. Matavimai nelabai tikslus gausis, nes pats vanduo savaime jisai nepraleidžia elektros. Elektrą praleidžia visos priemaišos, druskos. Ir kišam žemę. Šitą žemę laisčiau paskutinį kartą už vakar. Štai, prijungiam. Megaomas. Gerai. Tebūnie tai bus viršutinė riba. Dabar paliejame. Ir leidžiame įsigerti. Šitam projektėliui man reikia saulės baterijos, 2 AA akumuliatorių, ESP300 mikrokontrolerio, 6 drėgmės jutiklių, temperatūros matuoklio, kelių jungtukų ir jungties. Po to reikia visus komponentus pamatuoti ir sugalvoti bei sukomponuoti juos į gražią dėželę. Gausi štai tokią dėžutę, į kurią įsistatys 2 baterijos, mikrokontroleris, saulės baterija ir konektorius į sensorius. Ir bus dar temperatūros daviklis čia su skylute ir 2 jungtukai. Dėžutė spausdinsis apie 2,5 valandos. Kol spausdinasi detalė, paruošiu laidus. Tarp vazonų mes turime 30 cm. Gerai, padarysiu 40, turėtų užtekti. Sukarpysiu laidą į 40 cm gabalėlius. Kaip presuoti laidelius į kontaktus. Okay. Ta pat reikia padaryti su kontaktais einančius į kontrolerį. Štai, šios kabeliukas bus korpuso viduje. Suvijus laidus gavosi gana tvarkinga. Dabar reikia paruošti laidus temperatūros sensoriui. Surinkau schemą ir dabar galime pajungti viską prie kompiuterio ir išbandyti. Parašiau mažą programėlę, kuri išveda 6 reikšmes. Ir štai dabar bet kurį kontaktą užtrumpinus, jisai pradeda rodyti, kas pasikeičia. Tuo tarpu atsispausdino dėželę. Gražiai gausi, reikia pabandyti viską sukišti vidų. Baterijos tilpo, kontroleris tilpo. Tik tai apsiskaičiavau su mygtukais, nes jie per daug dideli. Ir tenai netelpa jų įkišti. Dėželę perdarysiu, jungiklį perkišiu į štai šitą pusę ir viskas bus tada gerai.